Sveiki. Na, pasijuokiau aš iš tos apžvalgininko epopėjos. Grinai Lietuvoje turime mešką, o Izraelio konflikte, kad nukreips dėmesį, sugalvojo išprotėjusi apžvalgininką girtuoklį, kuris prisigėrė ir Jordanijoje, kurioje alkoholio nėra ir taip toliau ir panašias nesąmonės. Tai dabar dėl Irano turim šiokių tokių prošvaisčių, jokios naujienų agentūros nepraneša, išskyrus Hindustan Times. Paaiškėjo, kad Amerika tiesiai skambina į Iraną. Ne Trumpas skambinėjo, tačiau Vitkofas Irano užsienio reikalų ministrui, neparašyta pavardė, matyt sudėtinga. Vitkofas irgi kažkaip ten užsienio reikalų ministeris yra. Ir, jie maždaug kelia sąlygas, kad gal jūs baigsite tą urano tą sodrinimą, bet išstojo Grosis ir paaiškino, kad 60% įsodrintas uranas nekelia jokios grėsmės, jokios bombos nepagaminsi. Kol nepaaiškino, tol atrodo aišku baisiai, kažkokia gamykla, užsodrintas uranas, košmaras. Ir paaiškino šiandien Grosis, kad reikia užsodrinti iki 90%. Tai jeigu 60% stovi tuose kažkokiuose kapsulėse, tai jisai nekelia grėsmės, kad šiandien paims ir su Kamenėjaus palaiminimu prigamins tų bombų. Tai čia ir procesas. Kitas dalykas, Kamenėjus, jau kaip išsiaiškinom, taip skamba kaip akmeninis, bet iš tikrųjų čia yra lankas. Tas aukščiausias vadovas pasakė, kad Iranas nepasiduos. Ir įvairiausi pranešimai yra labai baisus, kad iš Irano skrieja yra naujos generacijos ginklai, visiškai nežinomi ginklai, balistinės raketos, viršgarsinės raketos ir cluster bombs. Cluster bombs yra tos kasetinės bombos, dėl kurių irgi Lietuva jau pasisakė, jau panaikino. Kaip ten buvo. Irgi visko šito nori, visų šitų ginklų jie nori. Nori gaminti, nori šaudyti, nori tiekti Izraeliui, jau Šakalienė buvo nuskridusi. O ginklai į Izraelį ateina laisvai, 14 krovininių lėktuvų atskrido iš Amerikos su ginklais. Trumpo tokia chebra yra, ginklus tiekia, iš kitos pusės tarėsi dėl taikos, lygiai taip pat elgėsi Ukrainos kare, apie kurį iki šiol nėra jokių žinių, nieko nerandu. Dar neieškojau, bet mes atsimenat, visi svajojam, kad tas karas baigtųsi. Ir dabar, kai prasidėjo Irano krizė, tai mums išjungė Ukrainos karą ir mes pailsėsime nuo tos beprotystės, į kurią mus įvarė nuo 22 metų. Kasdieną mus varo iš proto su Ukrainos karu, dabar jį išjungė iš eterio. Jisai vyksta, bet iš eterio jisai išjungtas. Yra kita tema, yra išprotėjusi meška, išprotėjęs apžvalgininkas ir išprotėjusi pažadėtoji žemė.